Zdarova, bukoj, zdarova. Tai ką, taba yra, man atrodo, 7:30. Patikrinkim. Šitą tų valandų. Po 7:23. Kažkoks bairis šiandien keturką išvežėm pas meistrą. Pasakiau, kad engine kaput. Nepataisoma. Iš niekur realiai. Pacans ištraukė tiesiog variklį. Bus skysčio aušinams, bet 2 pam, nebe 3 pam. Tai. Tada biškį šį čia turim darbų. Čia darbuojamės. Žiūrim, iš kur leidžia vairo stiprintuvas skystį ir hidraulė to pačiu. Tai jo, pupsikas sutvarkytas kažkaip. Galvojom, kad turėsim skirti dėžę. Neskyrėm. Čia tėvuks jau prilopyje, užlopyje, sulopyje. Tikėkimės geriausia. Patikrinam, kiek saliarkas turim. Ir šiaip turėtumėm varyti, dabar jau svalkės daryti. Arba dar tik tais paruoš svalkės. Tai tipo paimtumėm, sugriebčiau šalia, bet dar žinai neįstambės. Neįstambės figūras, bet į mažikės. Tada aišku visus langus atsidarysim. Jau tų karščių nebėra, jau biški yra lyja. Ir vakar išindė biški. Tai pasižiūrim, kiek turim. Jau ką užsipilsim dar biški. Ir lekiam prisikabinti vartytuvą. Da prisipiliu biški saliarkas. Nu bus dabar matyti, ar normaliai, ar dar ne. Viskas pasimatys per šiandien. Nu, taba realiai iš vietos važiuojant, tai viskas normaliai. Tai va, taba va, čia jau sankaba sunkiai. Pasakyčiau, kaip ant Belarusą sankaba. Bėgi jungas kaip pas keturatį. Nu, tipo, kad taip lengvai. Arba kaip pas Mosa mechaną. Nei tikšt, nei nieka. Nu, tai supras kaip nori. Opa. Zakt. Čia man vienas pacans sakė, kai dėdi kardaną, išjung traktorių būtinai. Tai čia greitoju, opa. Nu nežinau, dar nemačiau kokiam Instagrame dar, kur, kad nuo tokių bairių žmogui ranką pravaryti arba įtraukti. Ir šitie galės dar neturėtų tokią bairį padaryti. Opa. Jis žmogų čia įtraukti tikrai negalėtų. Nebent jau ant apsukų nežmoniškų. Tada suprantama. Bet taip žinokit, aš irgi prisižiūrėjęs viskių vidosų, karočią, kur geriau net nepasakot yra. Tai žodžiu, liksė, kai yra kardans pajungtas, tu ten neisi, o jeigu eisi, išjungsi. Kad nelandžiut, nelaipot pro viršų ir panašiai. O kad užkurta, žinokit, akumą, tai reikia išimti. Kad paskui nepakratytų. O tada nuo ko užsikursi. Tai viskas. Gerai, čia biškį tas prisisukt gali. Yra 2 laukai. Tai
sakė, būtų šį pahujenai, jeigu prieš šiandien sugebėčiau. Tai karočią bairis, kai aš paaiškinsiu, kaip čia viskas įvyko. Dieną prieš sulūžimą, kai ten tą video išleidau, aš nieką baisiai nepasakojau. Tai žodžiu, aš su draugeliais sugalvom rūlių vežti. Beleruso nebuvo. Ir jam buvo užkabint, sakykim, šuolepę. Rūlių jau buvo. Gerai, varom. Sargas atvarė. Ir žinai, bėgę nepermušu. Nu, okei. Patvarkiau sankabą. Normaliai, persijų. Tai tada toksai bairis, kad draugelis atvarė, nu toks liudas, vadinu, liudasnukiu. Tai žodžiu, davėm, važiuojam. Tada kai anas atvarė, turėjom dar biškį sakabą atgal. Ir tada netgi biškį per daug, neveikila į kalną. Aš nulekiau, nemačiau jo. Tai tada sutvarkėm, nuvarėm. Ir žodžiu, kol aš jam rūlius įdėjau 6 rulonus į priekabą. Anas ten tvarkė sankabą. Tarkim, sutvarkėm, žodžiu, parvažiavom, padėjom. Aš iškroviau viską. Ir varau, ne? Tipo, reikia man karvėm vandenį vežti. Tai nusikabinau viską. Užsidėjau bosą, prisileidau vandens. Jungiu bėgį. Tikšt. Kažkas buvo. Ir žodžiu, išlipu pažiūrėdavau, ai gal žinai, per daug priverčiau ir taba nebavažiuoju. Išlipu žiūriu sankabą per lengvai. O tas nulūžo. Tėvui skambinau, sakau, žinok, raktai nebepadės, galimai svarkėt, reikės traukti. Žodžiu, tarkim, grįžom, pažiūrėjom, saka, gerai, kur kitą traktorių tempiam šitą, nes saka, su šitą nieka nebus. Arba reikia skirti, arba reikia įsivežti ir galvoti, ką darysiu. Dabar galimai sugalvojam, nes dabar to ir važiuoju. Žodžiu, sutvarkiam. Galimai. Aš nefilmavau, kaip jis ten tvarkė, nemačiau. Bet maždaug žinau. Tai jo. Dabar kaip paralė viskas gerai. Bet pamatysim, kaip bus paskui. O pirmą va tenai padarom svalkės. Ir tada varysim šičia daryti svalkės. Jo, va čia yra nupjauta. Tai žodžiu, šiandien du laukai. Būtų labai gerai, kad pabaigsiu. Tai jo, gerai, lekam. Ką, biškiau svalkių padariau. Dabar trečią. Opa. Tai čia irgi, žodžiu, turiu mokėti daryti svalkės. Per laiką, aišku, išmoksti. Žinai ir panašiai. Tada aš jaučiu, kad pradėsiu daryti kai kuriuos video specialiai, kaip ką naudoti. Jie gali būti labai nors ir trumpi, bet jie bus, žinai, bent aišku, kur, ką, kaip turiu naudoti. Ir dėl ko. Tipo, kaip pupsiką reikia naudoti, pavyzdžiui, grėbti. Ar dar kažką. Nu čia tipo, kai kuriem pravirč, kai kuriem ne. O jau ką tiesiog, kad būtų. Tarkim, aš biškį bevažiuodamas besimušu netyčia, nu po komas neprisimenu nieką. Opa, pažiūriu ir moku. O jeigu ne, tai gal kažkas kits. Arba va, Deimantas, jeigu dar žad pas mane atvažiuoti, ar savaitę, ar porą dienų pabakalinti, tai va, jam būtų naudinga pamokti. Kitaip pasakius, tu viską matai per video, kai tik kaip aš tau sakyčiau gyvenime. Tai va, ką aš žinau, sakykim.
Davarom iki galo ir tada parodau. Oi, prašau. Va, biški taba šitą į viršų taba. Aš jau realiai pradėjau jo nebeleisti, taip normaliai, kaip leisdavau. Nu, nežinau, kažkaip žolė šiais metais stambesnė. Mažiau tada kemšas, mažiau vaikų būn. Nu va, tarkim, dabar. Na, ir kaip tava? Supratau tiek, kad reikia pavažiuoti ant kalnių. Ir va, kai su šitu važiuoji, tu turi kardaną. Ir tu turi su juo atsargiai. Negali daryti labai didelę posakę, bet maždaug, matai, kur tas yra žalis. Jis ant to antrą užlenda. Jau maksimaliai, kad vos užlystų. Jau geriau daryk didesnį kampą, negu nieką. Nes turi tada galimybę kardaną sulaužyti. Šitaip irgi jau rizikuoju, jau kartais didesnį kampą darau, negu turėtų būti. Nu, tai va, aš jau biškį patyręs su šitu daiktu. Tai va čia galiu pamokyti, kad geriau taip nedaryti, kaip aš dabar darau. Geriau atsargiau, bet užtikrintai. Na, sustosi šiandien ar nesustosi? Tarkim, sustoja. Gerai, karočią, atvarai lauką. Ten taba, sakykim, opa, yra užfiksuotas, kits pakeltas, kad būtų keliai. Tai atvarai, šitą, čia yra hidraulis, čia yra tipo priciepa hidraulis, o čia yra pakelti, nuleisti, va šitą traktorius hidraulis, karočią. Šitą paėmė į viršų ir tada tas kelias. Šitą paėmė į viršų ir tada va kas kelias. Tai mes to nenaudojam. Varom į lauką. Dainim iki galo. Ir pas tave bus va šitaip, va toksai uždėts. Čia yra skirtas transportiniam. Transportas yra, žodžiu, kai išvažiuoji į kelią, kad va šits debilas nenusileistų. Tai tą BM į viršų perkelė, kad ant šitą būtų. Čia nieką judinti nereikia, net nebandai judinti. Kaip jau tieps galą nurausi. Tada, žodžiu, čia viskas gerai. Jeigu paimi su ranka ir va viens iš šitų jud, negerai. Pasiemi 19 raktą, bent pas mane, viens čia ir verži, kad nejudėtų. Bam, всё. Ir va, čia yra va tasai antras jau įsulindęs biškį. Negerai, nes tada mes matoma va šitokį daiktą ir šičia. Jis gali čia ir tada tau bus. Tai vo, tada judi į vidų. Žiūri, kad durelis vis nepritranktų. Atvarai, nejungi darbinį. Pirmą jungi, bėgi. Pirmą bėgi. Tada paėmė, čia yra darbinis išjungtas. Tai tas nesisu. Paėmė, šitas šitaip, darbinis įjungtas. Tas suksis, kai atleisi sankabą. Tai karočią, tą pakeliam visada geriausiai ir važiuojam, va. Pradės suktis. Ir tada su šitu reguliuoji aukštį. Aukštis padaro tą, kiek tu paimsi šieną. Ir geriausiai čia nieką nespaudi, kad negazuotų. Va, matai taba kaip yra. Ta keli, kiek įmanom. Jeigu jis toliau nieką nedaro, kai tu važiuoji taip, praleidi. Važiuoji šalia. Tai bandom vėl. Jis bando suk, bet jis nepras. Dabar leidžiam, kad paimtų. Per daug nenuleisk, kad tų dratų neišlaužytų. Nes jie maži brangus. Labai brangus. Tai per kišenę kerta neblogai. A ne po pitaką už vieną. O gal ne, daugiau, mažiau. Nu karočią, nes mes pirkom 10 už trasoką, tram 3. Tai paskaičiuokit matematikai. Žodžiu. Tai varai. Ne per arti. Ne per toli. Atitaikai kampą. Kiek įmanoma, greblys paims. Ant tokių vietų jis sustos. Čia 3, 2, 1 stoji. Beveik sustoja. Nes yra kalnai.
kojinį gazą pasireguliuoji, kad nebaubtų jis, kad nebaubtų va taip. O baubtų paprastai, nedaug, kad važiuotum ir iš kabinas neišskristum. Kartais gali pareguliuoti biškių daugiau, biškių mažiau, bet žiūrėk, kad būtų pagal save. Ir svarbu, kad nieką nenulaužtum, neatsidrengtum. Ir svarbiausia, kardaną. Svarbiausia. Visada stebėk daugiausiai kardaną. Kad jam viskas būtų čiki-piki. Va tava jis yra išikišęs, bet jis va taip turi būti. Tai va tą padarom posūkį, nes turim grįžti atgal. Tai biškį dar nuleis galiu tada matau. Atleidi gazą. Trapis duoja bu. Bet ne per daug. Visokį posūkį darai didelį. Dabar stebėk tą žalę. Ne per daug, ne per mažai. Posūkį didelį negali daryti. Posūkį mažą negali daryti, turi daryti didelį posūkį, didelį kampą. Kai reikia grįžti, nu tu suvažiuok, nu ir per tą patį, nu ir kas. Bet svarbu, kad važiuotum ir grįžtum į tą pačią arba į kitą. Ir nedarai per didelių suvalkių, o tam tikrą, va. Dabar važiuojam pakankamai arti. Ratas čia, palei svalkės galą ir va. Geriausia. Ir va taip taba visą lauką už mane, ačiū. Po biškį. Geriau. Tik daugiai tiktais. Palika šičia. Dar galima link namų varant, tenai da užsuksit. Žinau tiek, kad šitą lauką turiu pabaigti bent šiandien, o na, galbūt net rytoj pabaigsiu. Jis jeigu taip ir toliau, tai čia to ir rasa, man nukris ir viskas. Tai jo, kažką po biškį bandom ir bus matyti. Ką palika jums pravažiavimams. Štai ten. Ir viskas bus. Varysim į kitą lauką arba paliksim rytoj. Du variantai. Dabar nepresuos. Dar čia dabar iš apačios drėgmė dar vara. Tai rytoj bandom presuoti, jeigu viskas gerai. Jeigu viskas gerai. Jeigu ne, tai ne, bet jeigu gerai, tai gerai. Nes pusę 10. Gerai, jungiam šitą keliam, šitą taip pat keliam. Jėzus! O paleisi tu tą šieną, ar ne? Nu paleisi. O paleis? Paleis. Malaz. Nežinau. Čia jau paliekam ant tą lauką. Rytoj pabaigsim, kol tą čia varys. Čia gerų išvažiavimų nėra, visur tas pats. Šičia. Tai žodžiu, pasikėlėm. tą pasikėlėm ir šitą pasikėlėm. Ateini, suda ir šitą. Oba, į aną pusę. O, kokia marmalina. Reikės vėl patepti. Bet vo, gerai, žiūrim ar kažką praradom iš dantukų ar ne. Da, pasitikrinu ar visi laiką tipo. Būna tokių bairių, kad atsiverši. Atrodo kaip ir gerai. Nu ką,
arba biškai gazą, visada prieš permetant bėgį, ne per daug, bet gazą atleidžiam. Ir tada po biškį išvažiuojam. Iš kartą nespaus baisiai per duobes, biškai atleidė ir tada vėl iš naujo prabandai pravažiuoti. Jei. Tai va, pravažiavam. Biškai nusileidžiam, kad baisiai nebūtų ištiestas. O, tai dabar kas belieka. Visada gazą atleidžiu 20 metrų pavarą, įmetu ir tada po biškį. Tai все. Gerai tada. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskite laiką, prenumeruokite kanalą ir susitiksim kitame video. Davai!